Mažai kas paprieštarautų teiginiui, kad Lietuvos šoninio slydimo sostinė yra laikinoji sostinė. Lygiai taip pat priešininkų nesulauktų posakis, kad žymiausia drifto vieta Lietuvoje yra prekybos miestelio Urmas teritorija. Ši vieta jau 8 metus nuo pat 2006 driftingo čempionato Lietuvoje pradžios įtraukiama į renginių kalendorių. Ką čia veikiat? Sportuojam, netradicinį sportą automobilių. Labai palaikau. Bet iki palaikot nekyla noras irgi pačiai pabandyti pavažiuoti. Visada žinokit norisi, bet truputį drąsos pritrūksta, bet mielai pavažiuosiu šalia, pasidžiaugsiu. Sekmadienio popietę į Kauno prekybos miestelį Urmas plūdo minios automobilių sporto entuziastų. Patogiai įsitaisę susirinkusieji su nekantrumu laukia įspūdingo drifto meistrų pasirodymų. Ar seniai to užsiimat? Apie 6 metus. Pirmus metus, ko gero, važiuoju. O merginų yra tuo užsiimančių? Yra, bet labai nedaug. Aš не pažįstu. Когда я включаю первую, вторую передачу, еду там за носом, начинаю ехать, это чувство полного блаженства. То, что происходит там, это магически, это классно. Renginio organizatoriai pripažino, kad pagrindinis prekybos miestelio Urmas skirtumas nuo kitų vietų – patogumas žiūrovui. Automobilių sporto entuziastai patogiai galėjo įsitaisyti ant rampų ir stebėti drifto meistrų pasirodymus iš aukštai. Tarp susirinkusiųjų pasigrožėti šoninio slydimo vairuotojų meistriškumu į Kauno prekybos miestelį Urmas užsuko ir stipriausias planetos žmogus Žydrūnas Savickas. Esat fanas drifto? Bet kokioje sporto šakoje įdomu, kur vyksta kova, sportininkai nori laimėti, tai pakankamai įdomu. Gal jūs čia žvalgotės naujų automobilių maždaug, kuriuos patempt galėtumėt? Tai aš juos visus lengvai patempčiau. Man čia prasitarė, kad labai brangus šitas sportas yra. Na, pagrindinė tai yra padangos, jos nemažai lėšų suvalgo. Slysti skersas, svarbu neišsitiesit. Variklį, žinoma, gali užkalti. Atrodo super sudėtinga, super visokių niuansų, daug reikia labai išmanyti apie automobilius, kad tą galėtum daryti. Jeigu nenori užsiimti, tai išvis tada nepradėk, o jeigu jau pradedi, tai galo nebėra. Tai kelinta taurė jau. Šiemet antra. Koks jausmas, kai jūs važiuojate tam automobilį? Neapsakomas. Labai geras. Daug adrenalino ir daug kaifo. O kai merginas įsisodinat į mašiną, labai cypia? Ne. Kaip kurios? O kaip važinėt gatvėmis? Ramiai. Ar dažnai tenka paremti policiją? Paskutinius 5 metus neremiam. Ko palinkėtumėt konkurentams, kurie šį kartą neaplenkė? Nepasiduoti, tikrai dar susitiksim. Prasidėjus rudeniui prasidėjo ir naujasis prekybos miestelio Urmas renginių sezonas. Netrukus visi prekyvietės lankytojai bus pakviesti į taip visų pamėgtą ir laukiamą sandaikčių turgų laiko ratu.